Žvilgsnį nuo kamulio, tuo tarpu Rokas Jocys neįsitikino, kad šis perdavimas saugus ir atidavė jį varžovams. Didina dar labiau Neptūno Aquaservice pranašumą iki 6 taškų. Jurgaitis ieško Budrio, šiam perdamos Tadas Budrys išliejo čia visą pyktį, kuris susikaupė dar kartelį. Bet dažniausiai Tadas Budrys užsibaiginėja metimais nuo... Dar iki pertraukos, ko gero, pasieks Rokas Jocys. Nepavyksta tuo pačiu atsakyti svečiams. Bet Budrys iš po krepšio. Vyčio VDU komandos vienas lyderių, bet žinome, kaip gali driokstelėti kažkuriuo momentu šis snaiperis. Vaištaras pagirtinai kaunasi po krepšiu. Čia pat Budrys dar padeda komandos. Budrio ir bandymas per Tadą sužaisti. 5 sekundės atakai. Ir Tadas Budrys čia jau... Pranašumą turi vilniečiai. Reikia žaisti minutę ir 20 sekundžių iki pirmo kėlinuko pabaigos. Čia vėl Budrių maitina kamuoliais. Mato, kad turi varžovai su jo problemų. Štai čia išsineria kaip... Savo 5 taško neprideda. Olimpo komandoje Tadas Budrys gavo 2 greitas pražangas. Šįkart netaikliai, toli atšoka kamuolys, Jurgaitis tą kamuolį atkovoja ir tiesiog vieną po kito kamuolius puolime ima Olimpo žaidėjai. Jau 6 puolime.
Rokas Jocys ir ta pačia ranka pasiuntė jį į krepšį. O čia ir Plungiškis. Procentų pataikymas, metus vos 5 dvitaškius, o jie visi buvo mesti dar pirmajame kėlinyje. Taigi antrajame Neptūnas Aqua Service per 3 minutės nei vieno dvitaškio. Snaiperio pastarasis sužaidė geriausią savo sezono rungtynes, pelnė 32 taškus, 33. Ir tų šypsenų nusipelnė Plungės komanda iš tikrai iškovota svarbi pergalė prieš pajėgų varžovą. Kreišmontas. Nusimetimas Tadui Budriui, šis atakuoja iš toli. Golsonas, dar vienas puolime atkovotas kamuolys ir tai buvo taip pat svarbus faktorius ir šokiuose. Prieš Vyčio VDU komandą Budrys dar kartelį gali plėsti. Po to toks išradingas metimas ir Metrikis jau 10 taškų yra pelnęs. Parodyti, kad ir šiame sezone neturės vilčių. Plungės Olimpo ekipa praėjusį sezoną šios ekipos susitiko 3. Čia 2-2 sužaidė Titas Januševičius ir Kajus Leliukas, bet spėjo apsiginti varžovai. Budrys 2+. Tadas Budrys priima kamuolį, viskas labai paprasta. Bandoma sužaisti per Tadą, atkovotas kamuolys puolime, Vaištaras ir Golsonas čia jau atakuoja iš toli, kažkiek ir atiduoda jam tuos metimus varžovai, bet varžovų aikštės pusę tą pavyko padaryti. Muhamadas Budriui taškai. Nuo perimetro. 2-2 ir Tadas Budrys praskėlė. Vaištaras su kamuoliu, Tadas Budrys paliekamas vėl. Vienas kampe nusimeta kamuolį, nes dvigubinama gynyba prieš jį. Aišku, gali palaikyti ekipą. O vėl čia per Tadą Budrį. Mačiulis eina į pagalbą, nusimeta kamuolį Budrys Kolsonui ir vėl taškai. Prilipęs Arminas Vilkas, ir pasirodė ir Plungės Olimpo aikštelėje. Dabar Kristoferis Samas, krepšininkas, praėjusiame sezone gynės. Jis tikrai kovingas žaidėjas, pastatė korpusą ir atsilaikė. O Budrio sustabdyti niekas negali. Sekundės. Puikiai Tadas Budrys asistuoja. Mailsas. Baudos aikštelėje yra Mačijauskas. Ten erdvės uždarytos, bet... Taikyti vilniečiams, Camas išsaugo kamuolį.
Ir prieš tai pataikęs tolimą metimą, dabar jau meta pro šalį, bet ir vėl Tadas Budrys. Spaudžia Tomą Malsą. Gera Šarakausko gynyba, tiesa Malsas praeina į kairę pusę, o Tadas Budrys. Jurkaitis, Budrys, įmetamas kamuolys Golsonui ir dabar jau jo taškai. Maziliauskas. Prie jo lieka Kliučinykas. Čia tiesiog reikėjo būti prie žmonių, nesvarbu, jog tai ir ne tavo ginamasis, jog varžovai neturėtų galimybės rinkti taškus. Maziliauskas. Klaipėdiečių taiklus tolimas metimas. Vėlgi dvi situacijos, kai galėjo būti plius 18, vietoje to yra plius. Olimpas po truputėlį užsidarinėja šias rungtynes ir artėja prie ketvirtosios pergalės šiame sezone. Golsonų įmetamas kamuolys. Dešinė Ramasui Malsui, taigi vėl grįžta 16 taškų pranašumas ryto antrajai ekipai. Budrys ten nesutinka. 16 taškų, 17 atkovotų kamuolių, 7 rezultatyvūs perdavimai. Dabar gali būti ir 8. Ryškus kaip Pukelis. Dabar jis ir tritaškį prametė. Milesas gauna gerą perdamą. Budrys jau yra atlikęs 8 rezultatyvius perdavimus. Geriausias skaičius jam per karjerą. Dar ir tritaškį pataiko Budrys. Dar kartelį su Budriu. Budrys dabar jau atakuoja Mačijauską, nėra pražangos ir... Pradeda pataikyti, ketvirtas taiklus tolimas metimas iš 12. Budrys gauna gerą metimą. Jau yra išnaudoję leistino komandinių pražangų kiekį. Čia Budrys vėl priima kamuolį, pats atkovoja. Geros progos, Kasparas ten prameta iš po krepšio. Na ir įdomu, ar neįsimes panika į vilniečių žaidimą. Su jaunimu taip jau būna, kad iš to didelio noro ir jeigu nesiseka, dažnai įsivelia į skubotus sprendimus.
Emanuelis Nitka iki trečio kėlinuko nebuvo pelnęs taškų. Jaunasis Vilniečių ekipos krepšininkas, dabar būtent jis yra surinkęs 8 iš eilės. Krepšyje 75-58, 15 Ignų Urbono taškų. Čia Tomasas Malcas vėl suranda Tadą Budrį, na ir ten du varžovai. Aikštėje yra ir Arnas. Kuris dar kol kas neturi taškų. O tas pats pasakytina ir apie Modestą Jurkaitį, kuris taip pat rungtynes pradėjo startą penketuke, tačiau kol kas taškų neturi, bet būtent jo perdavimas Tadui Budriui. Volsonas prieš Vilką, ten ieško pražangos nėra ir taškų, bet yra Tadas Budrys. Ir jau tik 6 taškai Vilniečiams belieka iki 100 taško. Tadas Budrys neskaičiuoja taškų, gražiai atiduoda kamuolį Jurkaičiui pataikyti nepavyksta. Bet ir vėl Tadas Budrys po krepšiu 2 su pražanga. Jis renka eilinį kamuolį šios dienos rungtynėse, jau 13. Pagal statistikos protokolą, čia dar ir tolimą metimą pasiūlo Tadas Budrys.